Po naujų metų iki sausio 5 dienos jau nuskendo 2 žmonės. Ugniagesiai primena pagrindinius dalykus, į ką reikia atkreipti dėmesį, lipant ant ledo. Kada jau ledas yra saugus, kada ant jo galima lipti? Vienam asmeniui saugus ledas yra daugiau negu 7 cm, asmenų grupiai daugiau negu 12 cm. Kažkas skęsta, prašo pagalbos. Ką daryti, kuris ant kranto žmogus? Tai visų pirma, labai svarbu laiku informuoti pagalbos tarnybas. Tai skubios pagalbos telefonų numeriu 112 privalom iš karto nedelsiant suteikti informaciją, kur tas įvykis įvyko, kas atsitiko ir kokia pagalba reikalinga. Ir nepamiršti, aišku, kiek įmanoma tiksliai nurodyti koordinates. Ir jeigu turim kitą asmenį šalia, kad įpareigoti tą asmenį pasitikti spec tarnybas, kurios palydėtų būtent į tą vietą. Jeigu informavom tarnybas, mes, aišku, turim įvertinti, kur tas nukentėjusis įlūžęs. Ar tai yra toli nuo kranto, ar arti nuo kranto. Dėrėtų apsižvalgyti, kokius parankinės priemonės mes turim. Tai keli svarbus momentai, tai kaip padidinti savo plotą į ledą ir neįlūžti pačiam. Ir kaip išlaikyti atstumą priartėjus prie eketės. Tai reiškia, kad aš turėčiau daiktą, kurį galėčiau paduoti, įsikibti, jeigu, aišku, nukentėjęs sąmoningas ir gali bendrauti, turi dar kažkiek tai jėgų. Labai svarbu judėti, kaip ir minėjau, užimant kuo daugiau ploto, nesistoti jokių būdų priartėjus prie eketės, nes ten tik tai judėti tik tai šliaužte ir likus ten 2-3 metrams atstumui duoti įsikibti tam tikrą daiktą, kurį mes turim iš parankinių priemonių. Ir tada bandyti jau padėti tam asmeniui įsiropšti ant eketės krašto. Jeigu nukentėjusysis nebendrauja, nėra sąmoningas, tai turbūt visais atvejais, jeigu neturim kažko numesti, paduoti, visais atvejais dėrėtų sulaukti kvalifikuotos pagalbos. Kas dažniausiai apsunkina gelbėjimo darbus? Dažniausiai apsunkina gelbėjimo darbus tai sąlygos, tai koks tas ledas yra. Jeigu jisai iš tikrųjų yra plonas, porėtas, lūžinėjantis, tai ne tik tai tam asmeniui ištikus bėdai yra sudėtinga, bet ir gelbėtojams yra sudėtinga jį pasiekti. Ir taip pat atstumas. Tai jeigu turim didelį vandens telkinį ir be galo didelius atstumus po 200-400 metrų, todėl užsitikrinti pačių gelbėtojų saugą yra sudėtinga, reikia daug įrangos, reikia daug fizinės ištvermės, tai būtų tokios sudėtingiausios sąlygos. Koks pirmas jausmas atsidūrus eketėje? Šalta. O neatrodo, kad pagalba per lėtai artėja? Neatrodo. Ką daryti, kad nepultum į paniką? Sako, toks yra pirmas patarimas įlūžus, kad nesupanikuot. Kaip jūs? Ką patartum? Aš patarčiau pasitikėti gelbėtojais ir bandyti, jeigu įmanoma, jiems padėti išgelbėti. Ir kokiais veiksmais tą galima padaryti? Na, pavyzdžiui, jeigu sugeba dar pajudėti, tai kai ant jūsų deda virvę ar kažkokią priemonę, su kuria gelbėjo, bandyti padėti pro tą virvę, pavyzdžiui, prakišti ranką ar kažką tokio, tai tiesiog pasitikėti gelbėtojų. O šiandien kiek kartų jums teko būti eketėj? 4 kartus. Nesušalot? Ne.